Jūrų takas – tai 1420 km maršrutas, vingiuojantis palei visų 3 Baltijos šalių pakrantės. Aš pasirinkau nedidelę jo atkarpą – 5 dienų kelionę dviračiu Latvijos pajūriu. Kuo mažiau asfalto, kuo daugiau smėlio, miško takų ir tikro pajūrių. Paplūdimiai, pušynai, palapinė ir aš. Toks buvo planas. Labdien, kaip latviai sako, esu Latvijoje, važiuosiu taip vadinamų jūros taku, kuris driekiasi per visą Lietuvą, Lietuvos pakrantę, Latvijos pakrantę ir Estijos pakrantę. Tai tiesiog pasirinkau atkarpą Latvijoje, nuo Jūrmalos link Kolkos, ten toks iškišulys. Na ir kažkiek toliau, nežinau, kiek dienų, neaišku, 5 gal 6, labai neskubėsiu, tai neaišku, kiek čia per dieną gausis numinti, nes nesu toli važiavęs. Ir valgysim, gaminsim, keliausim ir tyrinėsim laukinius Latvijos paplūdimius. Pirmi 5 kilometrai pravažiuoti. Judam link jūros ir reikės važiuoti pro ežerą kažkokį, kur labai daug gyvūnų, paukščių, ten tūkstančiai paukščių migracijos vieta, skirtingų rūšių, 100 laukiniai žirgai ganosi. Jeigu pavyks nufilmuoti, nufilmuosiu. Ir pažiūrėsim, nebedaug jau liko čia. Na čia ir yra tas ežeras, jisai toks negilus. Iki metro gal tik tai gylio, visur va apaugęs. Ir kitoje pusėje tas pats. Gaila, negalima drono kelt, čia parkas nacionalinis. Tai nežinau, gal bus kažkas, kur kažkokia aikštelė, kur galima bus aukščiau palipėjus pasižiūrėti, kaip atrodo. Kanieris, kaip čia tarės, ežerą atvažiavo. Na, čia, kaip sakiau, daug. 1130 hektarų, gylis nuo 0,6 iki 1,80 m tik tai. Apžvalgos bokštas vat yra, tai užkopsim, pabandysim. Pažiūrėsim. Jeigu drono negalima, tai patys pakilsim kaip dronai. Apie parką šitą papasakosiu. Virš 200 paukščių rūšių gyvena, gal ne visada, ir migracijos metu buvo stebima net daugiau negu 10 000 paukščių vienu metu. Tikriausiai čia daug jau, aš nežinau, ne biologas. Ir gyvena šitie, kaip sakiau, laukiniai žirgai, tarpanai. Kaip Wikipedia rašo, tarpanai jau rūšis tarpanų senai išmyro. Žmonės bandė atgaminti juos, kryžmino skirtingas rūšis žirgų, kad gautųsi. Tai gavosi kažkas labai panašaus, bet aišku, genetiškai tai nėra tarpanai, tai kiti, bet bent jau bandė ir paleido, jie dabar čia ganas, aišku, aš jų nematau. Palyginsim, kokio ilgio paukščių sparnai yra su mano rankam. Tai čia, kaip suprantu, čia reikia atsisėsti. Ir kiek čia jų yra? Na, tas raudonas jūrų erelis. Tai čia tokia didumo sparnai. Jūros erelė. Gulbė violetinė. Beveik tas pats, tai va. Čia tiesiog per vidurį gaunasi standartinis žmogus. Tai standartinis žmogus beveik. Truputėlį didesnis mano rankas. Atradau
tokį takėlį. Tarp nendrynų einantį ir kažkokie maži gyvūnai. Nežinau, kas ten tokie juodi prieki tiesiog bėgioja. Pamatė mane, išsigando, išlenda. Dieve, kiek jų čia daug. Ko atnesi, tą aiznesi. Ką atsinešiai, tą išsinešk. Labai daug kur ženkliukas tas. Na, taip ir turėtų būti, ką atsinešiai, tą ir išsinešk. Tiesa, ten laivų nuoma. Galima išsinamuoti valteles. Jau 9, o dar iki jūros nedavažiavom. Lapmėžėms. Nu, judam. Pirmas sustojimas. Čia maršrutas per čia veda, per šitą kelį. Bet rašo, ierobežuotas pieklūšana zona, restricted area. Negalima. Ir kas juokingiausia, pravažiavau šitą posakį, kur dabar negalėjau pravažiuoti. Pravažiavau priekį. Tada pasižiūrėjau, kas kaip sakau, reikia grįžti. Grįžau, o dabar grįžau, kad vėl grįžti atgal. Gerai, niek. Senoviniu būdu kažką padaryta. O ir priestatas šone. Ir jūra. Bet smėlis labai purus. Pažiūrėsim, kaip čia gausis važiuoti. Dar šiandien debesuota taip. Nu čia bus kietesnis smėlis. Dangus gerai atrodo. Šiandien, planas ant popieriaus. 60 km numint. Ir prasidės visiškai kitas parkas. Palapinės parkuose negali, tik tai hamakus. Aš turiu hamaką, jeigu ką, bet man nelabai patinka hamake miegoti, nes nežinau, visą laiką ant nugaros.
išsirietęs. Tai šiaip planas važiuoti iki kempingo ir ten pasistatyti palapinį pernakvoti. Šiam kylu. Šiaip nėra daug, bet paplūdimiu važiuosiu, plus išvis pirmą kartą važiuoju tokį atstumą. Tai jeigu matysiu, kad laiko dar daug, tai gal nėra tikslo ten likti kempinge, važiuosiu toliau. Toje pusėje miškelis jau gaunas, tiek čia tų kopų. Ir ten eina to miškelio takelį. Galima važiuoti paplūdimiu ir galima važiuoti ant miškeliu. O už miškelio jau kelias. Galima ir asfaltų keliu. Tiesa patikrinau, dar nėra šitas parkas, bet tuoj bus, tai pakėliau dar droną, kol parko nėra, kad nufilmuot. Vėliau jau bus negali. Žmonių dar yra, dar vaikšta. Karšta, reikia maikį tikriausiai pasikeisti, nes jau pradeda šilta darytis, prakaituoja. Reiks sustoti. Dar nepusryčiavau, bananą tik tai suvalgiau. Išbaidžiau žuvėdras, labai porus smėlis, labai sunku važiuoti. Žiūrėsim kaip toliau. Ženklas rodo iki Talino 827. Įėjau į miškelį pažiūrėti, kaip viskas atrodo. Miškelis, toks miškelis. Va tokie ir takai, aišku, čia dviračiu dar lėčiau važiuočiau, nes matau, kad tokiais takeliais čia neprivažinėjau. Vėl vienas promachas. Tualetai buvo, aš atsistojau, nuėjau tualetą. Išsėmiau vandens, įsimečiau elektrolitų tabletę ir palikau ant žemės, kad ištirptų. Ir pamiršau pasimti. Tai važiuoju atgal. Nežinau, kiek čia, 2 kilai gal kokie atgal. Niek. Stovi. Rožinis. Nieko. Pats kaltas. Kokius porą kilų. Čia porą kilų ten. Gerai, važiuojam toliau. Pavalgyti ten, kur galvojau, pavalgysiu kažkoje kavinėje, nesigavo. Ten ne kavinė, tai tiesiog viešbučio virtuvė. Bet dabar iššokau ant asfalto ir važiuoju. Bus balta kopa kažkoks lankytinas objektas, pažiūrėsim, gal įdomu, gal ne. Pusę kilo liko nuvažiuoti. Aišku, čia tiesiog smėlio balto daug ir tiek. Vat ir balta kopa. O ten jūra, išėjimas. Vėl žvyrkelis. Kažkoks namas. Statė, nepristatė. O čia tas antras irgi kažkoks neaišku, nedastatytas. Važiuoju miškeliu. Šone jūra lieka. Tai net keista, ošimo nesigirdi. Taip tylu, ramu jau net pripratau, kad pastovi jūra ošia, o čia taip atrodo kažko trūksta, kad per tylu. Engurė. Pavalgysiu, pažiūrėjau į kitos vietos, kurią buvau nusižiūrėjęs šito
Kempingo 4 kilai. Tikrai nėra tikslo ten lygt. Pavalgau, važiuoju toliau, reiškia ne kempingą miegosim gamtoj kažkur. Labai riebiai buvo, riebiai pagaminta, tai net truputį, ne tai, kad supykino, bet, per riebiai jau. Šiaip riebiai nevalgau, tai sūrio daug išlydyto ant viršaus buvo. Šiaip skanu, labai skanu, bet labai jau riebu. Tai važiuojam. Kojas pailsėja, kaip ir geriau. Judam toliau link. Link jūros tako, tiesa, va. Čia šitas ženklas ir yra jūrų takas. Kažkaip taip. Tai pirmą kartą pastebėjau tik tai. Aš tai ir prie jūros, bet matau, kad čia vien smėlis. Sunku bus važiuoti. Gal reikia kažkaip miško takelis. Toks neblogas be smėlio, tai čia galima šituo lengvai važiuoti. Su mašina prasilenkiau, aplenkė mane. Čia šituo keliuku, aš nežinau, čia nelabai kaip keliukas. Gal ir galima čia važiuoti. Priekį dabar važiuoja. Pasakų namelį atradau. Va koks. Bet aš pasakų nenoriu klausyti, tai gal pravažiuojam. Čia jau parkas kitas nacionalinis. Čia radau tokią stovyklavietę. Čia jau tikrai neoficialiai, ir laužavietė yra, nors ir laužus kūrenti draudžiama, bet aš nesuprantu čia, gal nieks nesilaiko tų taisyklių. Toks vaizdas, šiaip visai, graži vieta, gera vieta. Vaikšto ten daug žmonių, šeima gal kokia. Ir renka, man atrodo, gintaras. Norėčiau ir aš rasti gintarą, bet aš esu tikras, kad jeigu ieškosiu, nieko nerasiu. Reikia neieškoti, tada galbūt ir rasiu. Ir dar vieną laužavietę. Nors čia parkas. Ko gero, nusišvilptų visiems. Ir kempingas, kuriame planavau apsistoti, bet dabar be 24. Tai važiuojam toliau. Žmonių šiaip daug. Čia ir nameliai tokie. Visi maudos. Galima pačius su kemperiais atvažiuoti. Plius dar kažkur palapinę statytis. Tai aš planavau palapinę. Bet važiuojam kur gamton, kur nieko nėra. Gražiai žmonės gyvena. Namukas. Jūra. Čia šiek tiek jau peizažas. Ne jūrinis, toks kaip nendrės kažkokios kaip ežeras. Ir akmenys čia su dviračiu nepravažiuotum. Nesibaigiantis miškas. Šiaip labai gražus. Mėlynės visur. Tik nematau, ar jos čia dar... Ar auga ar ne. Dabar jau kiek važiuosiu, tiek važiuosiu, kol rasiu kažką gražiau. Nes šiandien turėjo būti šiam kylu. Ten 4. Bet kaip sakau, ten tas maršrutas aš kai dėliau, nežinau, ar galima bus pravažiuoti ar ne, tai daug kur buvo negalima paplūdimių, tai aplink važiavau. Tai kažkas PM4, o rytoj ten 7.1 gal ar 7.9. Oi, šiam 9. Šiam 9, geras skaičius. Miestelį pravažinėjom, kažkoks ten iš vis gal keli šimtai žmonių gal gyvena. Po šito miestelio nieko mažo nebebus, tik tai didelis, bet 17 kilų iki jo. Tai aš nežinau, man tikriausiai ko gero reiktų stot prieš. Išvažiavom ant pagrindinio kelio.
prieš, nes jeigu važiuoti iki jo, tada jeigu aš lieku, noriu miegoti, nu tai mieste nestatysiu nieko. Reikia važiuoti už jo. Už jo, tai dar bent kokius 4 kilus, tai reikia 17, tai plus 4, nu tai ar ten 3, nu tai 20 km dar. Tai nežinau. Jeigu rasiu čia kažką geresnę, galima ir čia statyti. Tokiu keliu atvažiuojam. Tai va, 60 km numinta. Kaip man tokiam, kuris 25 kilus iki šiol daugiausiai ir numinęs per kartą. Tai gan gerai. Parašiau draugui, sakau, kojas skauda. Sako, mink žemesnių bėgių, kad dažniau mint, bet lengviau. Tai Evaldai linkėjimai, jeigu žiūri. Patarimai veikia. Prie jūros kapinės. Ir gaunasi iš karto už kalniuko ir jūra. Tokioje vietoje. Manau, būtų žmonių, kurie sumokėtų pinigų, kad palaidotų prie jūros, kas labai jūrą mėgsta. Ne aš. Mane galima sudeginti ir išmesti. Vis tiek aš myręs būsiu. Pabandžiau iki jūros davažiuoti. Vis dar tas pats smėlis ir vien smėlis reikia važiuoti ant kelio pagrindinį, bet kelio pagrindinį reikia per miškus pereiti. Gerai. Žiūrim, kas toliau bus. Šoku ant kelio, važiuosiu asfaltu, nes ten vien tik smėlis. Miško tako irgi nepravažiuot. Peškom jo. Jūrų takas jisai peškom eit. Tai peškom tai gali ir smėliu eit, bet su dviračiu nepravažiuos ten. Tai šoku ant asfalto, keičiam kepurę į šalmą, ant asfalto šalmus, prie jūros kepurę. ir žiūrėsim, kas toliau bus, kiek čia nuvažiuosim. Kaimelis čia ne miestelis, nieko čia nėra. Nusipirkau ledų, bet sugalvojau, kad noriu geresnės, suvalgyti kažkur, kur gražiau. Tai va jau 2 kilus minu, kol bus gražiau. Tikiuosi, neištirps mano ledai. Dar kilas lyka. Aišku, ištirpa. Va, čia jį valgau. Reikia skubėti, dar kol galima suvalgyti. Gerai, važiuojam. Čia tualetas kažkur, jo, matau, tualetas turėtų būti. Pats laikas. O, jie pačialypčiau kojom. Kojas nori susilenkt 7-6 kilai. Gerai, ne taip jau blogai. Važiuoju pliažu dabar. Žmonių pilna, tikrai daug. Vakaras, gal darbai baigėsi. Tai dabar tiesiog judam, kol taps ramiau, nebus žmonių ir darysim stovyklavietę. Atvažiavau. Prisėdau ant suoliuko ir kojos daugiau nebenori niekur, nei važiuoti, nei daryti nieko. Lieku čia. Einu išsimaudyti, tada palapinę statysim ir gaminsimės valgyti kažką. Kaip čia dabar papasakot, buvo toks bairiukas, ne porelį, 3 žmonės. Čia atėjo, pasižiūrėjo kažką ten toliau, bet paskui ėjo į kopas ir išėjo maudytis. Ir matau, tikrai toli, aš nežinau, ten labai sunku įžiūrėti, bet matos, kad jie nuogi. Moteris ir 2 vyrai. Čia ėjo į vandenį ir pradėjo užsiminėti kai kuo. Tai kaip gyvena? Aš žinau, Latvija ar gal lietuviai, gal turistai kokie atvažiavę. Bet linksmai leidžia laiką, tai kažką vandenį ten matęs padarė ir atgal į kopas. Pasistačiau palapinę, 7:30 jau, laikas pavalgyti kažką ir bus šauni diena. Taigi, vakarienė. Lietuviškas sausas maisto davinys numeris 8.
Troškinta vištiena su ryžių košė. Gerai. Džiūvesėliai, tokie patys kaip ir kai aš valgiau, gan skanus. O, Lazdynų riešutai. Aš valgiau, numeris buvo 1, dabar 8. Tai buvo ne Lazdynų riešutai, o buvo migdolai. Va. Medus, šokoladas rūta, nu toks pat irgi, ir tirpus gėrimas su braškių sulčių koncentrato milteliais. O, tirpi kava irgi, ir tada nebuvo to. Taip, ir pagrindinis pas mus patiekalas. Troškinta vištiena su ryžių košė. Na, atrodo kažkaip. Taip va. Na, neblogai iš tikrųjų. Alkanam viskas skanu. Vis dėlto užsikaičiau vandenį, nes turiu bulkutes 2 parduotuvėj pirkau. Tai su arbata ir suvalgysiu. Sugalvojau, kad turiu kažkokią kumpę. Tai savo danelį su sūriu kaip tik ir užsidėsiu. Papildomai bus skaniau. Skambinau žmonai. Sakė, kad per radiją sakė, kad šiandien yra pats šilčiausias vanduo per, nežinau, kiek jie ten matuoja. Šią vasarą gal. Tai jo, aš kai maudžiaus, tai nu nežinau, arbata, ežere, praeitą savaitę maudžiaus, šaltesnis buvo negu jūroj. Nu, įlanka. Labai šiltas. O. Aptart gal reikia, kaip diena praėjo. 8 kilų beveik nuvažiuota. Kaip sakiau, daugiausia 25 kilus esu nuvažiavęs per dieną, tai 80, tai čia jau. Tai vežuos 2 powerbankus ir saulės bateriją. Tai 100% powerbankai viskas pakrauta, viskas beveik pilnai, tronas pilnas, vat kamera vos. Tiek žinių, laukiam, saulė kol nusileis truputį žemiau. Reiks droną pakelt vėl ir pasižiūrėti. Gintarą dar vis dar neieškau, bet tikiuosi rast, tai žiūrėsim. Išsimiegot, dangus gražus, tai dar biškį pafilmavau. Na šiai, taip, susitiksim rytoj. Čia uodus išsigaudyti reikia iš palapinės. Kaip čia jie susklydo.